Dabar aptarsime simbolių įterpimą. Rašant tekstus prireikia įvairiausių simbolių. Nedažnai, bet prireikia ir lygų, nelygų, ir alfa, beta, įvairių copyright, registruotų prekių ženklų, simbolių ir panašiai. Reiškia, kur juos atrasti, kaip juos padaryti. Stovim ten, tai yra stovi kursorius ten, kur norim mes tą simbolį parašyti, ir tada einam į meniu punktą įterpimas ir yra komanda simbolis. Dabar šičia mes galim labai, paprastai pasirinkti iš tos lentelės, kokį simbolį norim. Yra kaip ir du būdai. Šriftas dabar paprastas tekstas ir dabar galima įsirinkti, kokį mes norim tokį pogrupį atrasti. Dabar yra valiutos simboliai, pavyzdžiui, euras yra, galiu įterpti, iškart, čia matom, įsiterpia euras. Galim pasirinkti kažkokį kitokį, pavyzdžiui, bendroji skyryba. Yra įvairūs ženklai, promilės ženklas, įterpiam promilės ženklą. Galima daryti ir kitaip. Dažniausiai aš darau taip. Aš žinau, kur tie simboliai yra, tai yra kokiam šrifte, ir pasirenku. Yra toks symbol šriftas, susirandu jį, symbol šriftas, ir čia jau nebelieka tos pasirinkimo, tos vietos, ir aš galiu pasirinkti įvairius matematinius ženklus. Aišku, lygų, nelygų renkam, tai yra lygų daugiau, mažiau renkam iš klaviatūros. Tačiau tokio klavišo su nelygų kaip ir nėra standartiškai. Todėl reikėtų pasirinkti iš simbolių įterpimą. Galim pasižymėti, galim paspausti mygtuką įterpti ir turim. Galima tiesiog apytiksliai lygų 2 kartus spausti tą mygtuką ir turim. Šičia yra ir visokios dažniausiai naudojamos tos raidės alfa, beta, ten kokia nors delta, epsilonas ir panašiai. Tai čia surandam matematiką. Jeigu kartais prireikia kažkokių gražių simboliukų, tai yra keli šriftai su šitais simboliais, yra Wingdings ir Webdings šriftai. Wingdings yra 3 ir atrodo taip, dažniausiai kur pamatom kokią nors, reikia įterpti žmogeliuką. Įterpiam, toks žmogeliukas yra, galima kokią nors pašto dėžutė, yra dažniausiai yra arba pašto dėžutė, o šita, arba tiesiog kažkokį vokelį įterpti, telefoną, kad skambinti ir panašiai. Kiti šriftai irgi visokių simboliukų turi įvairiausių. Trečias yra, Webdings yra toks šriftas daugiau skirtas internetui, tai internete kartais galim pamatyti tokius įvairius ženkliukus, bet galima dėti ir į Wordą. Kas įdomiausia, kad įterpus tą simbolį, aš galiu vėl grįžti į tekstą, kaip matot, kažką parašyti AA ir vėl sugrįžtų prie simbolių įterpimo, ir vėl pasirenku kokią nors simboliuką. Šiaip šičia rašomi yra simbolio kodai, yra šitas šaukiantis žmogelis, yra 151, tai mes šitą dalyką galima įterpti ir su klaviatūra. Pavyzdžiui, dažnai prireikia lietuviškų kabučių uždėti. Paprastai tekstų rinkėjai žino spartųjį klavišą arba tą kodą, koks yra tas kodas. Pavyzdžiui, nueisim į Times New Roman šriftą, Times New Roman, prastai jo rašome, ir dabar aš žinau, kad jis yra
132, 0132, o jau čia pravažiavau, va, yra tos kabutės ir čia yra parašytas spartusis klavišas, Alt nuspaudžiam ir renkam 1032 ir gaunam tokias kabutės. Viršutinės kabutės būtų 0147. Reiškia, taip turim tokias kabutės, renkam toj skaitmeniniai klaviatūrai. O uždarysim, noriu pabrėžti, kad šitie įterpti simboliai yra tokie patys kaip ir paprastos raidės, jos galima didinti, mažinti ir suteikti kažkokius parametrus ir panašiai, ir pasvirę gali būti, ir pabraukti, ir taip toliau. Tai yra elementarus šriftas, jeigu aš pasirinkčiau, rašyčiau webding šriftu ar kokiu nors kitokiu, paimam ir pasirenkam, kur tas yra wingdings, webdings, va, yra wingding šriftas ir jeigu aš dabar spausdinsiu, va, ir gaunu visokius simbolius, tokius kokie turi būti. Dabar kitas dalykas. Yra tokie, kaip pastebėjo, tokia kortelė, yra specialieji simboliai. Kokie jie gali būti? Gali būti ilgas brūkšnys, trumpas brūkšnys, neskiriantysis ir taip toliau. Pavyzdžiui, prireikia autorinės teisės. Galite rasti tą copyright ženklą ir tarp šitų simbolių. Tačiau čia yra paprasčiau išdėstyta ir jeigu aš dabar paspausiu, aš turiu, va, kur čia tas copyrightas yra. Dabar nebematau. Uždarysim, mes pasiimkim paprastą, kad geriau matytumėm, paprastą šriftą grįžkim į Times New Roman šriftą, taip kaip prašom ir turim Times New Roman, pavyzdžiui, autorinės taip, autorinės teisės bus ir dabar įterpimas, simbolis, specialieji, va, turiu ir 2 kartus paspaudžiu ir turiu, va, copyrightą. Registruotas ženklas, R, prekių ženklas, TM, pastraipa, sekcija, daugtaškis, visokios kabutės yra. Va, pavyzdžiui, yra tokie dalykai kaip nebūtinas brūkšnelis, trumpas, ilgas ir taip toliau. Šitos reikėtų aptarti specialiai. Vat pasidarykim tokią, reiškia, tokį pavyzdėlį. Sakykime, aš kažką rašau, nerašysiu, o praktiškai pakopijuosiu, daugiau, Ctrl+V ir prikopijuoju. Ir dabar prie krašto aš noriu parašyti datą. Dabar data 2000, pavyzdžiui, 12 ir dedu brūkšnelį, rašau, sakykime, ten koks nors 10 mėnuo ir 12 diena. Matot, mano 12 diena nusikėlė į kitą eilutę. Liktai data suskilo per 2 eilutes, yra negražu ir, neturėtų taip būti. Kaip išvengti tokio dalyko? Škia, yra toks neskiriantysis brūkšnelis. Vat aš dabar čia ištrinsiu sulips datos, ir čia ištrinsiu sulips datos. Dabar einu, čia stoviu, einu į įterpimas, reiškia simbolis, yra specialieji simboliai, yra neskiriantysis brūkšnelis. Va, įdedu šičia, vieną turiu, pasispaudžiu antrą, įdedu šičia, turiu antrą. Šitas brūkšnelis, kaip matot, va, yra nukėlė ir per brūkšnelį žodis nesikelia. Jeigu paspausiu rodyti slėpti, tie brūkšneliai tokie truputėlį yra liktai ilgesni, todėl kad jie yra neskiriantieji. Kitas atvejis būtų, data dabar nebegalima rašyti, anksčiau leisdavo rašyti su
tarpais. Jeigu aš padedu čia tarpą ir padėsiu va čia tarpą, mano data vėl suskilo į dvi eilutes, todėl aš dabar tuos tarpus paprastus ištrinsiu ir vėl įdėsiu, reiškia, neskiriantį į tarpą. Va šičia ir va, padėkim šičia, vėl neskiriantysis tarpas. Va turiu tokį. Neskiriantysis tarpas toks yra kaip laipsnelis, jo aišku nesimato ir nesispausdina, o turim tokią datą. Jeigu pastebėjot, čia yra surašytos, reiškia, klaviatūrinės kombinacijos, tai pavyzdžiui, neskiriantysis tarpas, Ctrl Shift tarpas. Paspaudžiu CTRL, Shift, spaudau tarpus, gaunu tokius, reiškia, neskiriančiuosius tarpus. Dar toks vienas dalykas yra, o dabar tą datą mes nutrinsim ir, reiškia, jeigu aš rašyčiau kažkokį žodį, reiškia, kokį čia dabar tokį ilgą žodį sugalvoti, pavyzdžiui, yra rugsėjis. Nelabai geras man pavyko, aš noriu, kad jį keltų į naują eilutę, todėl čia kelias A raides prirašysim. Va, rugsėjis nusikėlė į kitą eilutę. Kelia žodžius. Žodį galima kelti, jeigu padėsim ir minusiuką. Va, padėjom minusiuką ir gražiai nukėlė rugsėjis. Viskas tvarkoj, bet kartais atsitinka taip, kad aš kažką čia noriu, reiškia, parašyti, pridėti, dabar vietoj kartais parašykim dažnai, ir mano tas rugsėjis nusikėlė į kitą eilutę, bet nusikėlė ir brūkšnelis. Kad taip neatsitiktų, vietoj paprasto brūkšnelio reikėtų dėti tokį specialų brūkšnį, tai yra nebūtinas brūkšnelis. Pažiūrėkit, aš dabar jį įterpsiu, 2 kartus paspaudimas ir niekas neatsitiko. Jeigu aš įjungsiu šitos, tai matau, liktai toks kabliukas čia yra parašytas, reiškia, jo dabar nereikia, jis nesimato. Jeigu aš dabar nutrinsiu gabaliuko teksto, vėl tą patį dažnai, kur aš padariau, ir matot, parvažiavo čia, rug, ir čia liko. Vėl parašysiu, rugsėjis nukrito, brūkšnelio nebėra. Ištrinsiu, reikia, brūkšnelis yra. Tai va tokius reikėtų niuansus įterpimo simbolių žinoti. Tai būtų, čia reikėtų dar pasižiūrėti, gal kokių dar ką nors rastumėte įdomaus, va, yra ir panašiai. Tuos dalykus reikėtų žinoti.